Žygis pagal jūrą prasideda. Tuoj ten pamatysime jūrą. Jokio garso, jokio ošimo. Turbūt bangų nėra. Atrodo, kad ne prie jūros eina. Va, mano jūra mylima. Tai bangų nėra. Tyku ramu. Štilis. Toks jausmas kaip kad atostogos prasidėjo. Nors tik 6 valandas turi pakeliauti palei jūrą. Žvėjoja ten kažkas. Su valtelė. Gerai, kad mes nors turim jūrą Baltijos. Mažą pakrantę. Kitos valstybės nei to neturi. Sveika Baltija! Kapitonas, aš jūrų dievas ir ganau savo pievui baltas sparnius laivų. Aš po žemę vaikščiot nemoku, su undinėm pašoku, kaip Neptūnas gražu. Ir sidabro žuvis ir aukso nori būti sugautos mano šilko tinklai. Vakariniais vėjas užmiega, tik viršūnėje stiebo svečias mano jisai. Mano jūra ir laivai, mano laukiantis krantai, aš jaudra išeinu, su žvėdom sugrįžtu, pačią mane nebijau, gal aš jūra.
kiek pasaulį visko matyti. Pasimaudėm trumpai, keliaujam toliau. Dar apie 4 km ir suksim nuo jūros per kopas link Kuršių marių. Smagu būtų čia pagulėti pusdienį. Bet reikia traukti namo. Pasidžiaugiam. Gal dar grįšim šią vasarą. Ar Lietuvoje prie jūros, o gal Latvijoje, kas čia žino. Mindaugo keliai nežinomi. Jau greit reikės sukti nuo jūros link Alksnynės per kopas. Galvoju, kad už šitų poilsiautų čia priekį reikės sustoti, išsimaudyti. Tada per kopas iki Kuršių marių keliauti atgal link kelto. Pasidžiaug dar sykį jūrą ir pirmyn. Ties Alksnynė. Nuo Smiltynės. Čia. Čia jau praėjau praktiškai Alksnynę. Reikės sukti kopas. Dar bandom įsimaudyti, tada per kopas iki Kuršių marių. Vandeniukas vėsinasi. Paskutinis pasispardinis dalyvis. Šalta. Bangų nėra. Aš taip ir sakiau, kada bangų nėra, tada šaltas vanduo. Ir karštą dieną. Kada nėra labai karšta, bet bangos yra, tada vanduo nešaltas. O jau ledas traukia kojas. Čia bangykės kažkokios karai. Jau traukia. Dar pasinurdom, net ledinis vanduo. Ledinis. Tu eisim per kopas, bus karšta kaip pirty. Karšta lendom. Ledas traukia, launis. Smagu, prie Baltijos smagu. Viso Baltija. Toliau palei plano šito keliu. Yra bus. Link to spėjamo upelio, kurio ten nėra. Čia dar sunkiau eiti. Puro smėlis. Kažkai spės ant kelto. Šita dykynė, turbūt čia kur išdegė miškas. Kažkokie 10 ar 15 metų. Tarp netoli Alksnynės čia viskas. Jausmas kaip Saharai, jau prakaitas muša stipriai. Ne šitas keliukas, bet sekantis ir suksim į kairę. Tada jau link Kuršių marių.
Čia labai aukšta vieta ir karšta. Neįsivaizduojat, koks čia karštas. Kaip čia sunku eiti. Prakaitas žliaugia. Kon jūs keliautoje. Atsikėlėme, vėl einam. Greit pasuksim prie Kuršmarį, ten turėtų būti vėsiau. Čia kepina pakankamai. Ir čia degė prie Liksnynės atsodinta. Greitai bandysim ieškoti vietos, kur žemėlapiai buvo pažymėta kaip upelis, mėlyna linija, bet pasiaiškinus ir daugui pakomentavus, sako, joks ten ne upelis, ten vokiečių apkasai. Tai panašu, kad ten ir bus apkasai, pabandysim to apkasų praeiti link Kuršių marių. Jeigu aš jo nepraeisiu, čia pastebėsiu. Greit turėtų būti. Taigi, priėjom šitą vietą, kur aš spėjau, kad čia yra upelis. Nežemėlapy buvo pažymėta šitą vinguriuotą vietą mėlyna linija. O vėliau pakomentavus draugui, jis pasakė, kad čia gali būti vokiečių apkasai antro pasaulinio karo. Ir va taip jie eina. Aišku, čia viskas užslinkę ir užaugę. Eina link Kuršių marių nuo plento ir dar tęsiasi anapus. Einam pačio apkasu. Čia labai užsmukę matyti. Einam toliai apkasos. Nebetoli Kuršių marių. Tai ko čia radom? Panašu ne bomba, ne mina. Kažkokį labai sunku metalo gabalą. Šitam vokiečių apkase. Čia šitas apkasas. Čia buvo kambariuks kažkoks. Apkasai galbūt ten ir tęsės link Kuršių marių, bet aš ten nebeisiu. Čia yra keliukas ir man jau laikas traukti link kelto. Toks kelias iki Kuršių marių. Kuršių marios prie pat. Bele kaip smagu šito smėlio eiti. Bet ir bus, manau, ne taip karšta į palei Kuršių marias. Čia biškį sik. Ten įdomiau. Pačiu.
Turim štai tokia pakrantė. Klaipėda. Čia matau, kad nemažai. Jeigu būtų tik nedaug, tai bet gal kažkas čia įėjo. Nes čia dumblas. O kas toliau? Nesminguda, nėra baisu. Čia nulanka. Taip ateiti. Šiaip tai reikia vėl ten nendrė. Apačia sunkiai praeinama, teko užlipti viršų. Surizikuosiu eidama šitą pakrantę. Esu ėjęs iki, nuo čia. Čia. Bet ten, kur buvo meldynai, teko pasukti viršų. Būčiau užsiknysęs. Bet ten biški vinguriuoja į šoną ir taip toliau, gal čia tiesiog bus. Nebe kažką į laiką iki kelto yra. Po 4:15 keltas. Klaipėda. Būtų gerai spėti. Sekantis tik tai 4:30, nu tas jau nelabai. 4:30 ar 5. Man jau pirštus spaudžia. Ne kažką čia lika kokie 5 kilometrai. Einam džiungliam, nes nebėra laiko jau čia keliais eiti. Ten pelkynai. Gerai, kad čia nedumbo. Čia vėl pelkės. Dar reikia aukščiau eiti. Po to turėtų pagerėti ant keliukas. Vandenį, reikalų.
Kaip čia praeidama? Pasirinkau tipo gerą kelią. Išeiname iš džiunglyno. Dabar jau normaliai turėtume eiti. Čia taip apleista. Ties ledų ragų dabar išlendam. Kažkai spėsim ant kelto ir sėl po 4:15. Sekantis lyg tai 4:30. Čia įdomiai vieta yra vadinama ledų ragas ir laivų kapinės. Čia apleisti laivai laikomi. Tai gaila, kad juos įlipti neįmanoma. Čia vantas įk praeinu pro čia. Tai ir tas keltas nurašytas, noriu pasakyti. Čia pernai buvau, pernai ar užpernai. Čia stovėjo dar toksai į raketą panašus laivas, jau nebėra, matau. Ir kažkokių naujų čia pristumdyta. Lyg tai šito posto nebuvo, čia kažkoks postas, kas čia. Tas atsirado. Jo, į perkelą. Būtų gerai spėti ant kelto po 4:15, jau nebetolina, apie 2 kilometrai liko. 2-3. Jau matau, keltas atplaukė. Virš kilometrą eiti ir 10 minučių maždaug. Gal spėsiu. Reikės bėgti pabaigą. Gaila būtų po to laukti dar 40 minučių sekančio kelto. Čia visai prie plano. Kai spėjau keltą, paskutinė sekundė. Jau nutėlės.